Prašau pastebėti, šiuo metu 1 klasės keleiviai yra per karštą oro uostą. Prašau išspręsti šią problemą, kuo įmanoma greičiau, nes 1 klasės... Sveiki atvykę į naują vlogą, mes pagaliau varom kažkur į kelionę ir varom ne bet kur, o į Gruziją. Siūlomės nevaryti, mes labai dažnai varom pas Gruziną. Mes kažkaip pagalvojom, galbūt mums sakėtų nuvaryti į Gruziją. Sakartvelą. Žiūrėk, skambučiam, susitikimui ir mintim, eik pakalbėk su savo mintim, eik su kamera, su telefonu. Tu girdi kažką? Pala, tu mane girdi ar ne? Aš nesuprantu, kas vyksta. Saša apsimeta 100%. Aš tai girdžiu tavęs. Eina sodžiu toks noise cancelling. Viskas girdis. Nu fuck. Ne, aš gal išbrelį nesigirdėjau. Aš viską girdėjau. Bet gan tyliai. Normaliai. Reiškia veikia. Influenceriukui davė 1 klasę ir nebemoka elgtis kamerą. Patraukite nuo manęs, prašau. Thank you. Pasako, ką mes šiandien valgysim. Roast beef, fresh, vegetable, čimislai. Taip pat desertai. Mes turime šokoladinį kaką su vyšniam. Kaip prašau? Šokoladinis kakas su vyšniam. Taigi, mes jau Gruzijai. Šiaip dabar yra 1. Skridamas vakar 5 ryto, bet aš jau kažkaip nieko nefilmavau, nes svarėm, tiesiog miegojom iki 12 ir noriu parodyti Airbnb, nes visai šiaip mielas virtuvėlė. Šiaip visai jauki. Yra visko, ko reikia, gaila kavos neradau. Dušas. Šiaip dušas man biškai primena Portugaliją. Dėl šitų plytelių. Šiaip labai šaltas grindis. Čia kaip matote, aš uždėliau savo setupą. Tada čia kaip toksai lova / svetainė. Net yra toks darbo staliukas. Kainavo 30 eurų per naktį. Tai labai nebrangiai, nes čia mes kaip ir esam senamiestyje. Planas mūsų yra pavalgyti, papusryčiauti, nes paskutinį kartą ir valgėm lėktuve. Labai švieskaniai pavalgėm, bet gan seniai valgėm, tai labai norim valgyti. Ir tada mes dar turim biškį darbų. Tai eisim dar kažkokią kavinę gal rasim. Kaip skaniai kvepia. Ne, nu čia yra galimai maisto prasme mūsų top kelionė. Žinok, jo. Kol kas. Aš manau, jo. Man biški bloga. Šiaip ne jokais labai man bloga. Labai bloga. Gerai, čia yra... Pamiršau, kaip vadinasi šitas sriuba, čia įmės pavadinimą. Chicken kebab, samsa, flatbread. Chinkali vidus. Visiškai. Skanu. Žiūrėjom dar Kerfuro vandens. Ir šitas Kerfuras atrodo kaip turgus grinai, bet čia pardė. Taigi, vakar dieną baigėme cooking class. Man labai patiko cooking classes, labai patiko kinkalisas, labai patiko džarulisas, kačiapurisas. Ne, iš tikrųjų man labai patiko, buvo labai draugiškos moteris. Nu, aš suprantu, kad neidealu, turi gražu, bet kinkalis gavos. Buvo labai toks vaibas, lyg atvarytum pas močiutę kažkokią savo. Aš tai piktas šiek tiek dėl to, kad aš vienas realiai viską beveik valgiau. Aš suvalgiau 10 kinkalių, hačiapurį savo pavalgiau. Simona išvalgė visą savo hačiapūrio vidų, visą skaniąją dalį. Ir po to rodo man į lėkštę, kur tiesiog yra jau liekanos maisto. Ir pasiūlo man. Ne, ta duona man skani, bet suvalgyti visą skaniausią dalį. Čia stipru yra. O mes varysim vėl tą turgų, kur mes vakar pusryčiavom, nes ten buvo labai skanu. Tai va, dar pastebėjom šiaip fun fact, čia labai daug amerikietiškų tinklų, tipo Wendy's, Subway, Dunkin' Donuts.
Oi, aš užsiminau. Aš šiaip daug kartų man tai būna. Ir jie labai mėgsta sakyti, aš pripratęs, kad tai sako nepažįstami žmonėm, o jie viens kitam tai sako. Viskas, aš noriu valgyti. Turim chačiapurį. Pasakau, kad jis turi simbolinę vertę, ypač čia yra Adžaruli chačiapurį ir yra tas Adžara regionas prie Juodosios jūros. Jis simbolizuoja valtį. Šitas visas sūrio įdaras simbolizuoja jūrą. Trinys simbolizuoja saulę, o sviestas simbolizuoja pinigus, gausą. Ir moteris kepdavo chačiapurius, kai išvykdavo jų vyrai su laivais. Kaip pasiaukojimą dievams, būtų geri orai, daug žuvies. Toks fun fact. Lengvi pusrytukai. 5 žmonėm nupirkti. Ačičiuk salotas, grilintos daržovės, liulė kebabas, duonytė ir airanas. Tiesiog toks jogurto gėrimas, labai skanus. Tai skanaus mums ir jums, jeigu valgot. Prieš varant į Gruziją aš biškai turėjau tų minčių, ar tikrai čia bus taip faina, kaip visi sako, nes mes turėjom kelias patirtis, kur mes varėm į šalį, kur visi sakė, kad tipo hidden gem. Galiausiai man labai tai nepatiko, bet aš turiu pripažinti, mane Gruzija žiauriai maloniai nustebino. Bent jau Tbilisį, aš nežinau dėl kitų miestų. Čia taip gražu, čia taip tvarkinga, šiaip noriu pastebėti. Čia, be abejo, labai skanu yra. Nėra čia sunku nukeliauti, nes vizos nieko nereikia. Reikia tik tai draudimo, nes mūsų vis tiek netikrino. Reikės praeiti mūsų kontrolę, bet šiaip apoto, tai faina. Ir man atrodo, lietuviai gali be vizos būti metus. Labai faina čia netgi tiesiog vaikščioti. Aš žinau, kad Gruzijos gamta labai faina, bet faina ir tiesiog čia gatvėm vaikščioti. Aš man atrodo, jau kažkur nuklydau biškį kažkokį rajoną ir čia daug šiaip laukinių šunų, ką pastebėjau, jie mane biškį gąsdina. Šiaip mums po to gidas papasakoja, kad tie šunys yra ir sterilizuoti, ir pamaitinti, ir prižiūrėti. Tiesiog Gruzija neturi tiek daug prieglaudų. Tai dėl to jie vaikšto lauke, bet tikrai nereikia jų bijoti. Iš architektūros ir šiaip bendrai vaizdų man labai primena Ispaniją. Aš buvau tik Madride, bet labai primena Madridą. Beje, kaip minėjau, tai Gruzija nėra Europos Sąjunga. Tai dėl to mano interneto planas jau tampa labai brangus. Dėl to dar prieš skrydį mes nusipirkome eSIM. Ir galbūt jūs žinote, kas tai yra, o jeigu ne, tai tiesiog galite nusipirkti savo interneto, neišimant savo fizinės SIM kortelės iš telefono ir nusipirkti ten 3 GB, 50 ar kiek jums reikia kelioniai. Ir tuo pačiu noriu pristatyti šio video rėmėjus Seilį. Tai su Seilį aš jau pirkau interneto planus, man atrodo, kelis metus. Pirkau Kanadoje, Amerikoje, Japonijoje, Albanijoje. Žodžiu, visur, kur nėra Europos Sąjungos, aš pirkau su jais internetą. Man labai patinka, kaip viskas yra paprasta, prieinama, kad nereikia instaliuoti kas kart iš naujo SIM kortelės. Turi virš 200 regionų planų. Labai viskas paprasta, prieinamos kainos. Ir jūs dar galite mono kodą pasinaudoti, Simona SIM, tos minus 15%. Tai Seilį labai ačiū, kad paėmė šį video. O jums linkiu daugiau keliauti ir pasinaudoti taip pat Seilį tose kelionėse. Nupirkom ledų už 3 eurus. Almond caramel. Paragau skonį ir pasakyk, ar yra kažkur nupirkti tokį skonį. Nėra tokio. Kažkoks žiauriai specifinis. Žodžiu, varysim su funikulierium. Turim kortelę, su 2 žmonėm, jie abipusės kainavo PM larių. Tai čia yra beveik 20 eurų, jie abipusės. Šitam funikulieriui 120 metrų. Šitam konkrečiam. Šitam konkrečiam. Atrodė prieš 120 metų. Congrats. Aš suplanavau mums šitą outstripą. Ne, nenoriu anglicizmų naudoti. Keliondienę. Dienkelionę. Labiau tai vakar kelionę. Vakar kelionę. Va, mus įleidžia. Čia geros vietos. Baudinės vietos. Žinau, kad pasirodo nelaimėjom mes geriausių vietų, va ten, tos vietos 2 yra geriausios. Kaip iš visi pastebėjo tos vietos? Aš irgi nežinau. Atrodo, kad tenais negalima eiti jau. Aš toks piktas šiuo metu, mano konkurencingas charakteris, aš negaliu tiesiog. Atėjom vėl degustuoti maistą. Čia yra baklažanas su graikiniais riešutais. Man močiutės primena, kad darytus baklažanus. Ir jis toks rich, nes čia labai... Jis toks, jis man biškai pačiu. Turtingas? Sasha, your opinion. Sasha, calm down. Nežinau, ar čia keptas baklažanas, bet jis toks... Riebus. Jo, baklažaniškas. Ir dar riešutų masė, kaip humusas. Ačiū, Sasha Dagurmanas. Liulė kebabas, chačiapuri lazūris 2 sūrių, kebabo review. Kolegos, apie ką mes kalbam? Va čia tai aš suprantu maistas. Žinok, iškart įspėju tave, paragausi ir pasigailėsi. Jo, nekartokit mano klaidos, Gruzijai neužsakinėkit vištienos. Ne, kodėl vištiena? Jinai turi būti tokia specifinė. Kaip kebabo. Taip, kebabo mėsa, o ne va tokia. Ne. Sakau.
Žiūriškai. Hačiapuri lazūri review. Labai sūrio daug, čia dvigubas sūris. Žinau, ką man reikėjo dvigubas sūrio, bet sūris labai malonus. Jis toks kaip varškė, bet tau bus suroka jaučiu. Druskų. Ne, normaliai. Ir dar vat užsakėm, pamatėm, į vieną staliuką nešė šitas salotas, nusprendėm paragauti. Žiauriai skanius. Čia va šitas va dalykas yra graikiniai riešutai su kažkuo rūgščiu, bet baisiai skanu. Labai paprastas atrodo, bet labai skanius. Labas rytas. Dabar yra 8:20 ir mes varom į turą po kalnų. Mums reikia būti tenais 8:05 ir eit mums 15 minučių. Bet aš noriu kavos. Dėl to mes šiandien biškai anksčiau. Ar aš turiu lūkesčius kažkokius iš kalnų kelionės? Nelabai, aš vis dar nelabai suprantu, kaip jinai atrodys. Aš irgi tiesiog. Tai aš nelabai nežinau, ar aš linksmas, ar aš laukiu. Mes Aš šiaip- esu atsargiai sudomintas. Man biški bloga nuo gastrotūro. Supratu, kad mano gastrotūras nevirstų Kitų turų. kitų turų. Tai va, tai tiek atsibudau šiaip ir vos, nu realiai, taip norėjau atsigerti vandens, tiesiog. Aš man pakišo koją, manau. Nu. Neimt dvigubo sūrio hačiapūrio, žinau. Šiaip jo, aš suvalgiau vieną gabaliuką, pusantro. Sunkus jo, nes jis labai suringas ir labai tešlingas. Gerai, tą kavinę nedirbam, bet dirba Dunkin Donuts. Ir aš kadangi labai noriu kavos, paimsim tą Dunkin Donuts. Čia mums pasakė, kad vat visas šitas dalis turi vanduo būti. Ir taip keisti, nes čia dabar visiškai sausa ir čia labai daug erdvės. Bet mano ten gultai net yra. Čia gultai yra. O, pas tave Nu, kamera, tai telefonas kaip kamera. teleskopas. Čia vat viskas turi būti vanduo. Ir ten dar toliau. Ten dar toliau. Turim čia daug sustojimų per šitą turą, tai čia atvarėm į kažkokį Anna Nuri. Ananurį. Ir dar buvo šitą vandens saugojimo, ten kur vanduo saugomas. Aš sakau, mes labai nesigilinom į programą, bet mes galiausiai turim atvykti jau tos kalnus, bet mes jau po kelių turim daug sustojimų. Varysim po šitą stopą į restoraną ir labai norim valgyti. Dar sakė, prieš tai bus vyno degustacija. Nežinau, kaip gerai yra vynas ant dušos skrandžio, aišku, bet... Nu, nėra labai gerai. Ten dar kažkokia Ypač tau, manau. čiačia bus. Šiaip. Oi, aš išskrisiu, man. Ne, aš ne dėl to. Simona jautrus skrandukas. Mano skranduką dabar pateko kava ant dušos skrandžio, o po to vynas ant dušos Tu kaip pas skrandžio. mano mamą katinas, kuriam reikia ten labai specifinio šlapio maisto. Ir dar jam būtinai reikia valgyti šiek tiek sauso maisto, nes kitaip, žinai, akmenys sinksta, aš nežinau. Ir jis nevalgo jokio žmogiško maisto. Nu, čia kaip aš. Čia žiauriai keista. Čia yra labai keista. Aha. Ir jis atrodo net ne kaip katinas, vakas ar keistas. Jis yra kaip liūtas, kaip grafas. Ne, jis netrodo kaip kažkas iš tos planetos, iš tikrųjų. Tai mums papasako apie gruzinišką vyną, kad gruziniškas vynas naudoja tokį kvevrį metodą, kai vynuogės fermentuojasi molinėme inde ir užkasamos po žeme. Ir dar fermentuojasi pilna vynuogė. Tai ir su odele, su kauliukais. Ir tai suteikia tokį pilnesnį, sodresnį ir labiau išskirtinį skonį. Atvarėm va prie kalnų. Dabar va šitas vadžipukas kažkuris mus nuveš. Va, tenai mes važiuosim, žiūrėk. Žodžiu, varysim ant to taško. Ir iš ten galimai matysis aukščiausias kalnas. Pirkom va kavos už 6 eurus. Aš suprantu, mes čia baisiai turistišką vietą kažkai. Na, atsižiūrėkime, kad čia absoliučiai nėra jokio Nieko. pastato ir tiesiog kelias su turistais, tai jo atspėčiau. Bent jau turim savo šokoladukus. Ir 10 kelionės valanda. Visiems žmonėms, kuriuos įkena, žinokit, nežinau, ar jūs būsit fanai šito mikroautobusiuko, aš jums siūlau nusipirkti kažkokių tabletukų, nes Simona sakė, galima graužti medieną. Taip, čia padeda. Čia matosi, kaip mes kratom. Ja. Čia labai nelygus keliai. Dar mūsų vairuotojas tada jau yra. Nu, aš spėjau to, kad jis bando nepatekti duobę. Šiaip ne jokiais labai man bloga. Baigėsi mūsų turas. Šiaip jau 9, tai mes realiai maždaug 12 valandų užtruko. Atėjom pavalgyti. Ieškom gero hačiapūrio, nes pirmi jos ragavom buvo tokie... Tiksliau mes tokį ragavom, tai tik per cooking class ir turgui. Ir turgui mums tai buvo nelabai duona. Čia aš sako duona promising. Aš tai negaliu atsivalgyti va šito baklažano su graikiniais riešutais. Jis man toks skanus, aš jį realiai visur užsakau. Šis man skaniausias. A ne? Jo. Šis ir atrodo kažkaip skaniausiai ir šviežiausiai. Iš tų salotos vat labai skanios su irgi graikiniais riešutais. Mes irgi visur jas užsakom.
Pabuvom mes vakar tam turėm, Mes galbūt nenorim to pripažinti. bet mums nepatiko. Ne, nu kaip, žinai ką, mes tiesiog gavom tai, ką mes paėmėm, mes tiesiog turėjom visiškai kitokius lūkesčius. Nu jo, tai kitais žodžiais mums nepatiko. Tiesiog. Pirmos 15 minučių mums buvo tokios, oi, koks fainas gydas, varysim į kalnus, bet realybėj tiesiog čia gal ne mūsų keliavimo stilius. Mes įsivaizdavom, kad mes atvarom, mus ten paleidžia kažkur po... Gerai, galbūt mes nelabai pasiskaitėm programą. Galbūt, bet tikėjomės, kad mes turėsim daugiau laiko pasivaikščioti po kalnus, tiesiog užvežė kažkokius džipukas į kalnus. Jeigu jūs buvot Gruzijoj ir jūs patys kažkaip haikinot, rašykit komentaruose, kaip jūs tai darėt. Ėjot į žygį. Ėjot į žygį. Žygiavot. Vaikščiojot. Žingsniavote. Tenais dar buvo, tipo, nemokamai atseit vyno degustacija ir medaus degustacija, bet tenais toks jausmas buvo, kad tiesiog mums davė padegustuoti, kad po to parduoti vyną ir medų. Ir dar jūs niekada nežinot, su ko važiuosit. Aš nesakysiu, su ko mes važiavom. Bet vieni žmonės... Buvo tokie nepatenkinti. Ir jie pastoviai kažką ten klausinėjo apie pinigus, apie kainas, pastoviai jiems tai karšta, tai šalta. Po to jie galiausiai iš vis tipo norėjo paklausti, ar visa mūsų grupė negali nevaryti tiesiog į medaus ragavimą. Ai taip, jie norėjo visiškai praleisti medaus ragavimą. Tai galiausiai tiesiog atsiskyrė ir juos nuvežė atskirai į Tbilisį atgal. Ne, šiaip gidas iš tikrųjų žiauriai fainas. Mes dar, kai buvo jau link pabaigos turo, mes buvome praktiškai, kaip sakoma, nenoriu dramatizuoti ir tirštant dažų spalvų, bet praktiškai priversti palikti pozityvų, labai gerą atsiliepimą. Ai, Nes aš galvoju, mes nuvažiuojam iki kalnų ir mes vaikštam kalnuose. Taip. Bet ne, nebuvo, nieko nebuvo. bet Tai... tiesiog toks buvo, mes atvažiuojam, pažiūrim, išvažiuojam. Tai va, tai mes kažkaip pasidarėm išvadą, kad mums fainiau yra varyti į tuos kažkokius užsiėmimus, kaip gaminimo pamoka. Dar mes va ką tik ėjom, buvo keramikos kaip studija tokia, mes ten nieko nenupirkom, bet ten buvo keramikos užsiėmimai. Tai mes ryte išvarom, bet mes paėmėm vizitinę. Ir va, nes mes labai norėtume šiaip grįžti dar kada į Gruziją. Ten moteris, beje, kuri veda tas užsiėmimus, nu bent jau taip pasirodė iš Jo. 3 minučių pokalbio, tai... Aš palipsiu vis tiek aprašymą, jeigu norit pabandyti. Mes net negalim pasakyti, ar ten faina ar ne, nes patys ten tik norim nuvaryti, bet... Nupirkom čiurčkėlas. Čia yra džiovintų vynuogių sultis su miltais. Viduje būna arba riešutai, arba džiovinti vaisiai. Pavyzdžiui, šitas labai gražus. Ryškiai raudonas. Kai kur yra granatai, kai kur raudonas vynagas, kai kur baltas vynagas. Žalias. Aš kažkodėl, kai buvau maža, aš galvojau, kad čiurčkėla yra tokia tasi. Taip pat toje atsikaini ir naitysta. Bet tai tokia tiesiog labiau kaip saldainis, tai norim paragauti. Šiaip labai skanu. Tu pirmą kartą valgai čiurčkelą? Jo. Kaip tau? Man nėra kažkas ypatingo, bet labai skanu. Aš labai mėgstu čiurčkelą. Ypač jūsų arbata arba kava. Čia bombinis desertas. Jis nei per saldus, jis neužknisa. O, šiaip jau. Aš anksčiau galvojau, kad čia jis labai cukringas, bet ten bazė yra vynuogių sultys ir miltai. Pas mus įvyko nenumatyta situacija. Mes norėjom prigult bent 2 valandom prieš skrydį, nes mums keltis ten 3 ryto. Mūsų Airbnb pradėjo baisiai smirdėti. Smirdėtis pradėjo vėmalais, atsiprašau, jeigu valgot spausiais kiaušiniais, svogūnais. Ir tas kvapas prasidėjo kažkoks labai subtilus ir jis pabiškai vis intensyvėjo. Ir mes nesuprantam, iš kur jis. Jis nėra iš šiukšliadėžės, jis nėra iš tualeto, mes čia maisto net neturim. Jis iš kažkur apačios grindų, mūsų jo neįmanoma užmigti. Tai mes nusprendėm susiruošti anksčiau ir net nemiegoti. Nežinau, ką veiksim, arba varysim oro uostą, arba nueisim kažkur pasivaikščiosim. Toks labas rytas. Žodžiu, atvarėm oro uostą iki čekino 2,5 valandos. Dabar yra 1:30, bet žmonių prie departures, net nepraėjus ten visą tą patikrą, visos kėdės užimtos. Galvom, padirbsim gal su kompais, galvom, gal nueisim į Kostą, kofį ten prisėsim, bet ten espresso kainuoja 6 eurus. Espresso. Aš gyvenime nesu matęs tokios kainos. Šiaip nei jo. oro uoste, niekur pasaulyje. Aš primenu, espresso savikaina yra turbūt 6 centai. Jie turi 1000% antkainį. Pasiskundėm ir išėjo žmonės. Kaip minimum turėsim kur pasidėti. Dabar 4 ryto, 4:30, aš dar vis nemiegau, aš biškai skridus, bet pasičekininam, pasiėmėm mūsų bagažą, tai atėjom į lounge Tbilisio ir žinokit, žiūri, kiek tai atrodo. Čia yra ir labai daug žmonių. Žinau, čia vis tokie turtingi su first class. Čia yra erdvė pasidėti. Čia yra bufetas. Šiaip labai anksti, dabar yra 4:30 ir jau vat yra bufetas. Tai pavalgysim, pasidėsim. Ir šiaip labai jaukus lounge'as. Jų čia nėra vietų. Rasim. Gal tikėkimės. Prisirinkom. Aš pasiėmiau daug šitų baklažanų, kurie, sakiau, labai patinka. Kažkokia vištiena, daržovės, čia neįsivaizduoju kas, sūris. Kaip tau? Influenceriukas. Kas įleido čia bežinėlę kamerą patraukt nuo manęs. Apsauga. Skanu?
Jo, taip, tiksliau, nes jo nėra lietuvių kalboj, jo yra jo. Bet labai daug žmonių. Jo. Ir aš kai neišsimiegu, aš tampu labai nemalonus, man atrodo. Tipo, Simonai, žinai, aš tavo- malonus, bet jinai mato mano tamsėje pusę. Va, pavalgysim. Ir mėgosim jaučiu.